tą dieną aš buvau universitete. Buvo labai graži diena. Ką tik buvo pasibaigusios paskaitos ir aš važiavau automobiliu namo. Ir kažkiek laiko iki įvyksiančios avarijos man atėjo kažkoks keistas jausmas, jog dabar turėtų nutikti kažkas negero. Bet aš daug negalvodamas tą mintį tiesiog praleidau ir važiavau toliau. Ir privažiavęs prie sankryžos aš susidūriau su didžiuliu sunkvežimiu, kuris trenkėsi į mane iš šono. Tais laikais buvo tik saugos diržai ir nebuvo jokių oro pagalvių ar papildomų apsaugų. Viskas įvyko labai staigiai, per akimirką. Taigi aš beveik nieko nepastebėjau, tik pajutau stiprų smūgį į galvą ir į visą kūną. Ir atsimenu, kad aš prisiliečiau prie savo kaktos ranka ir visur tryško kraujas, o kakta buvo minkšta. Ir tada aš aiškiai suvokiau, kad aš mirštu ir viskas baigta. Kai aš tai suvokiau, tuo pačiu metu aš pajutau tarsi ranką ant mano peties. Aplinkui nieko nemačiau, bet jaučiau, kad kažkas yra šalia manęs. Tada pamačiau kažkokią būtybę ir ji pasakė: Richard, nėra jokio pagrindo pergyventi, viskas yra tvarkoje, mes tavimi pasirūpinsime, tu juk jau buvai miręs 1000 kartų. Ir tuo metu iš karto man atėjo ypatingai stiprus suvokimas, jog taip iš tikrųjų ir yra. Ir tada aš viską paleidau ir nepergyvenau, kadangi viskas vyko taip, kaip ir turėjo būti. Aš visą laiką buvau sąmonėje. Tuo metu, kai mane nuvežė į ligoninę, aš buvau stipriai nukraujavęs ir išaiškėjo, kad nėra mano grupės kraujo. Ir medikai žiūrėdami į mane kalbėjo, jog šitas tikrai neišgyvens. Tada aš atsidūriau nuostabioje vietoje. Aš buvau grynoje, pačioje balčiausioje šviesoje. Tai buvo daug baltesnė už kada nors mano matytą balčiausią šviesą. Šią šviesą galėčiau apibūdinti kaip meilę, kuri buvo neįtikėtina bei pribloškianti, besąlygiška meilė. Man gyvenime niekada neteko nieko panašaus pajausti, ką aš jaučiau anapus. Visi meilės momentai mano gyvenime, visos meilės pasireiškimo akimirkos, kurios buvo pilnos džiaugsmo ir meilės, pavyzdžiui, kai gimė mano vaikai, visi tokie momentai buvo nuostabūs. Tačiau jų niekaip negalima palyginti su meilės intensyvumu, meilės begalybė, kurią jaučiau anapus. Taigi iš tikrųjų toji meilė esame mes, jūs, aš ir mes visi esame tai. Mūsų sąmonė yra gryna meilė ir mes iš tikrųjų visi esame tokie. Toji šviesa buvo tokia didinga ir tokia stipri, kad ji galėtų išdeginti akis. Ji prasiskverbia per viską ir visur. Ir toji šviesa yra mūsų dalis. Ir mes susidedame iš šios šviesos. Atrodė, jog ten buvau pakankamai ilgai. Ir po to pamačiau iš šviesos pasirodančias 8 ypatingai baltas būtybės. Mačiau tik šių būtybių siluetus. Negalėjau įžiūrėti jokių bruožų ir aplink jas buvo tarsi baltai paauksuotas atspalvis ir jos su manimi pradėjo bendrauti. Negaliu pasakyti, kiek ilgai bendravau, tačiau jos pasakė, kad nori man parodyti mano gyvenimą. Tai atrodė, tarsi aš žiūrėčiau savo gyvenimo filmą nuo pat gimimo iki pat mirties. Ir tai stebėti man buvo ir labai įdomu, ir labai keista, nes mačiau viską, visas detalės, viską, kas buvo. Ir kai pabaigiau peržiūrėti savo gyvenimą, šios būtybės manęs paklausė: Tai kągi tu galvoji? Aš pasakiau: Ką aš galvoju? Viskas buvo labai gerai.
Buvo labai įdomu. Na taip, aš padariau ir kažką blogo, bet padariau ir gerų dalykų. Ir jos pasakė, mums tai yra nesvarbu, mums visiškai nesvarbu, koks buvo tavo gyvenimas. Kas yra svarbu? Svarbu yra tai, ką tu galvoji, ką tu pats manai apie savo gyvenimą. Tai išgirsti man buvo netikėta ir įdomu, ir tai mane labai nuramino. Taigi, žinok, kad anapus tavęs niekas neteisia ir nesmerkia. Ten nėra jokio teismo. Jie nori, kad tu peržiūrėtum savo gyvenimą ir viskas priklauso tik nuo tavęs paties. Kągi tu manai, kaip tu vertini pats savo gyvenimą. Ir tada pas mane atsirado mintis, kad mano tėvams bus sunku be manęs. Ir pagalvojau, kad reiktų pamatyti visus savo artimuosius. Ir pamažu aplinka ėmė tamsėti. Išvydau tamsų rūką ir už jo pamačiau žemę. Dabar pats pamačiau, kad mano artimiesiems be manęs būtų labai blogai. Tačiau tuo pačiu aš buvau tokioje nuostabioje erdvėje ir jaučiau tokią galingą meilės energiją ir taip pat jutau šių šviesos būtybių didžiulę meilę. O mes esame tų būtybių dalis ir tos būtybės yra mūsų dalis. Taigi jokia atskirtis anapus neegzistuoja kaip čia pas mus. Ir šioms būtybėms aš pasakiau, kad noriu čia pasilikti šioje nuostabioje aplinkoje, nes aš jaučiausi esantis namuose. Aš jaučiau patį stipriausią namų jausmą, koks tik pas mane kada nors buvo. Ir iš tikrųjų tai buvo mano namai. Tai buvo nuostabu. Ir šios būtybės pasakė, ne, tau dar reikia įvykdyti daug dalykų, taip kad tu negali čia pasilikti dar. Tačiau tau nereikia nerimauti ir nenusimink, nes tu tikrai grįši čia atgal. Ir mes žinome, kada tai atsitiks. Mes žinome net tą momentą ir kurią sekundę tai atsitiks, nors čia ir nėra laiko. Ir po to aš pajutau esantis ligoninėje. Buvau visas sutvarstytas ir mano veidas buvo sutvarstytas, kadangi per avariją man nutraukė nuo mano galvos dalį odos. Atgal grįžti į kūną man buvo labai sunku bei itin nemalonu. Tačiau gydytojai ligoninėje atrodė labai juokingi, nes suprantate, tu esi toje nuostabioje būtyje, neapsakomame grožyje ir besąlygiškoje meilėje, ten, kur jautiesi tikrai namuose, o tave tiesiog įstumia į mūsų realybę, į skausmą, į tą mažą, nepatogų ir primityvų kūną. Tačiau gydytojai buvo labai patenkinti, kad jiems pavyko operacija ir pavyko mane atgaivinti.